Pagaliau. Po 4 metų intensyvių bandymų, kurį Covidas sugadino, lekiam į Frankfurto parodą. Tai va, oro uostas. Nežinau, kiek čia ryto, 4 gal. Kol kas prasideda nuo minusų, keltis labai anksti reikia. Nu, bet tikėkime, kad ten bus viskas daug smagiau. Nu, ką nusileidom. Ir toj bėgsim gaudyti autobuso, nes labai suspaustai čia viskas kažkaip. 6 laipsniai, biškai šaltoka kažkaip pasidarė po Lietuvos. Lekiam ieškoti. Nu va, mūsų sekantis transportas. Vienas iš 3 turbūt. Jo, kol pasieksim savo kelionės tikslą. Dar 2 valandas pasipratimo. Nežinau, kiek valandų sėdėjimų nusprendėm 3 transporto rūšės neimti, o savo kojytėm pasikliauti. Pagaliau jau Frankfurto centre keliaujam tiesiai į parodą. Ten ir gyvensim. Ne, juokauju, kažkur kitur gyvensim. Nežinia kur. Nu va, neužtrukom, nežinau, net gal 15 minučių. Ir mes jau čia pagaliau po 4 metų pasiekėm savo kelionės tikslą. Ir galim dabar po miestą pasivaikščioti jau čia. Jo, einam valgyti. Jo, einam valgyti. Iki. Ne, nežinau, mes kiek čia laiko praleisim, ar užteks mums čia tų 3 dienų viską išklausyti ir žiūrėti. Miestas mieste šita paroda yra. Dakaro sunkvežimis. Nieko nėra, visiškai nepatogi mašina. Nepirksit. Ne, nepatogi, nieko nėra. Net panelės nėra. 2 pedalai. Automatas, daug mygtukų. Ir dar kopėčių reikia, kad įlipti. Ne. Ne mum tokia mašina. Nu, geriausia parodos dalis prasidėjo. Tik tai vokiškai viskas surašyta. Tai vietoj mėsos pasiėmėm kažką tai vegetarišką. Panašu. Mes mintam sveikai. Jo. Pabaigoje ir vakarėlis prasidėjo. Gal pasilik?
Pasilik. Keliaujam namo. Tikėkime, nuvažiuosim ten, kur reikia. Biški žmonių susirinko. Taip, pagaliau. Žinau. Tamsų. Nu, nieko. Aha! Dulkės. Nedulkės. Ką matom, puikus vaizdas. Labai geras, apgriuvusi pastatą. Nu, antra diena Frankfurte. Šiandien jau daug linksmesnis rytas pamiegojus. Šiandien važiuosim mokytis. Vakar apsižiūrėjom, šiandien jau dalyvausim visokiuose seminaruose ir panašiai. Tai žiūrėsim, kaip seksis. Nu va, kol laukiam sesijų šiandien pirmųjų, pasiskirstam su kolega, kur kas eis. Andrius nuėjo pasiklausyti daugiau apie elektromobilius ir jų vystymosi technologijos. Aš apie naują šių laikų jau realybę, tai žiedinė ekonomika, tai yra naudotų detalių perdirbimą, panaudojimą dar kartą, kad nereiktų pirkti naujų. Tai va, trumpai apie vakar dieną, tai vakar mes daugiausiai susipažinimui galbūt su aplinka ir su parodos visa logistika, apie 6 iš 12 zonų. Šiandien liko kitos, bet šiandien daugiau praktinė bus diena. Tai kokia žinutė pagrindinė vakar, iš tikrųjų, kad Azijos gamintojai bando ir dideliais tempais įžengti į Europos rinką ir pasaulinę. Nuo smulkiausių dalykėlių jie gamina iki stambiausių komponentų. Tai aišku, kol kas vis dar matosi pagal pasiruošimą, pagal kokybės lygį atsiliekama nuo Europos, bet laiko klausimas kiek, nes realiai gali pagaminti viską ir nuo kokio nori sudėtingumo detalės ir komponentų. Kitas dalykas, matosi tikrai, kad daug yra fokuso ant būtent detalių perdirbimo, restauravimo, daug įrangos tam parduodama, siūloma ir tuo pačiu daug komponentų ir gamintojų, kurie daro tuos dalykus, tai yra atnaujina detalės ir panašiai. Ir aišku, elektra daug kur irgi figuruoja, ypač stenduose, mašinos, kurios yra kaip ekspozicinės, kurios bandymams naudojamas irgi dauguma elektrinių arba hibridinių, daug pritaikymo įrangos irgi būtent šitoms baterijoms išimti, laikyti ir panašiai. Tai va, toks pirmas įspūdis. Nu ir dar kas irgi nustebino, kad labai nemaža stendų dalis yra panašus labiau į mažus restoranėlius, kavinukės, nes visgi daugiausiai skiriama laiko yra konektimuose, tai yra ieškojimui partnerių, partneriavimui ir bendrų sąlyčio taškų. Tai tikrai daug tokių erdvių ir gamintojai, kurie būtent tik į tokias erdves yra orientuoti ir dėl to atrodo kaip mažas pasidėjimo vietos. Tai va, tai tokie įspūdžiai iš pirmos dienos. Žiūrėsim šiandien daugiau klausysimės, daugiau mokysimės, tikimės atsivežti kažkokių naujų žinių ir idėjų ir pritaikyti kiekvienos dienos darbe. Čia, kaip sakant, parodos apibendrinimas toksai dydžio, apie ką mes svajojam visą parodą. Gavom bent 20-30 metrų. Važiuoja. Nu ką, einam dirbti toliau. Ai, tiesa, kabutėse guodžia bent tai, kad dar liko vienas iš mažesnių pastatų, kurio dar irgi neaplankėm. Ir autobusai, kurie vežioja parodoje ratu.
trečia diena Frankfurte. Šiandien pradėsim šiek tiek kitaip. Eisim papirkinėti mašinų gal. Patikrint. Einam į autohausą Toyota. Gal įleis pasižiūrėti, pabendrauti. Tai va laukia pusę valandos pasivaikščiojimas, po to turbūt dar tiek pat pasivaikščiojimas ir tada važiuosim į parodą. Va, atėjom pagaliau į dar vieną kelionės tikslą. Su balionais laukia mūsų. Va, kaip pasipuošę. Eisim, pirksim kažką jau. Paskutinė diena parodos, dar liko 3 valandas, bet jaučiamės kaip turgui, nes viską jau galima nupirkti, ypač kiniečių paviljonė. Oi, Andrius, man atrodo, kažką nusipirks. Kažką jau nusipirks. Vienu žodžiu, kai jaučiamės kaip kažkam turgui jau Kinijai. Gali nemokamai pasiimti pusašį, svirti. Sankabą, jo, neštis į lėktuvą ir vežtis. Jo. Nu, bet negali pykti, viena iš smagesnių čia irgi dienų daras. O žmonės kaip nešas. Va, visokių žmonės pasiėmė ir vežasi vieni vokiečiai. Jo. Tai grįžom po 3 dienos, šiaip ne taip, gyvi dar, bet kojyčių nebejaučiam. Tai ką apie 3 dieną galiu pasakyti, tai šeštadienis turbūt ta diena, kai labai abejotina ar verta eiti šitą parodą. Dėl to, kad jau nuo pietų visi pradeda pakuotis ir beveik nieko nelieka. Tai iki 5 valandų paroda dirba, bet jau po pietų tuštėja ir ten likus keliom valandom praktiškai nieko nebe įmanoma rasti. Vienintelis linksmas dalykas tik tai pramoga, tai yra kiniečių stenduose apsilankyti, nes pas juos ten visiškas turgus ir išpardavimai vyksta, atidavimai. Tai jeigu atvažiavo čia su autobusiuku arba esat vietinis, tai tada tikrai gali gerų dylų gauti. Klausimas tik tai, ar gerų prekių. Greičiausiai ne visada. Tai va, daugiau praktiškai nieko tokio įspūdingo šiandien šeštadienį nepamatysit ir nelabai verta daug tikėtis. O dar apie vakar 2 dieną, tai vakar skiriam daugiausia laiko pasiklausyti paskaitų, pranešimų, sudalyvavom keliose praktiniuose užsiėmimuose. Tai šiaip visai įdomu ir naudinga, aišku, ir labai reikia atsirinkti, kur dalyvauti, nes ne visur atitinka tematika su tuo, ką darai. Bet, kaip būtų keista, tokiai dėliai parodoj net gali gauti individualių mokymų, ką vakar vienu metu gavau ir aš, ir Andrius, būdami atskiruose tuose mokymuose. O dėl paskaitų tai irgi kartais paskaitos būna, tokios pranešimai būna labai daug žadantis, bet turinys tai toks visiškai prastas. O kartais atvirkščiai. Bet šiaip naudingų dalykų galima susižinoti, tik tai reikia, kaip ir minėjau, atsirinkti, ką žiūrėti. Ir šiaip vakar 2 diena buvo daugiau tokių pamatymų, daugiau lietuvių ir net neparodoj būnant kažkur tai valgant restorane vakare ir netikėtai susitinkant. Tai va, tai tokie pirminiai greiti įspūdžiai. O dabar eisim ruoštis kelioniai namo, kuri bus rytoj, bet anksti ryte, tai reikia viską susipakuoti, susidėlioti, išrūšiuoti makulatūrą, kurią pribrūko kai kur, nors stengiam vengti jos.
Na, bet neišvengsi parodose tokių dalykų.